Tai istorija apie klausimus, kurie ieško atsakymų. Apie rankas, kurios laukia šilumos. Apie meilę, kuri išmoksta būti namais. Nakties tyloje, tarp žvaigždžių ir svajonių, susitinka du pasauliai. Mažojo princo ir vaiko, kuris ieško namų. Jie abu keliauja, vienas tarp planetų, kitas tarp prisiminimų ir vilties. Mažasis princas sako: Matyti galima tik širdimi, svarbiausi dalykai nematomi akimis. Vaikas, netekęs šeimos, tyliai atsidūsta. O kas, į mano širdis vis dar mokosi matyti? Mažasis princas pažvelgė į vaiką. Jo akis buvo gilios, bet jose slėpėsi audros. Kai palikau savo planetą, ieškojau draugo. O ko ieškojai tu? Vaikas tyliai suspaudė pirštus. Aš ieškau vietos, kur nebereikėtų bijoti, kur nereikėtų įrodyti, kad esu vertas meilės. Mažasis princas nusišypsojo liūdna, bet supratinga šypsena. Meilė neklausia, ar tu jos vertas. Ji tiesiog ateina, kai širdis tam pasiruošusi. Vaikas pakėlė akis į dangų, kur bliksėjo žvaigždės. O kas, jei mano širdis dar nesupranta, kaip tai jausti? Mažasis princas atsargiai paėmė jį už rankos. Tu išmoksi. Viskas prasideda nuo mažų dalykų, nuo šiltos šypsenos, nuo rankos, kuri neišleidžia tavęs, net kai naktis būna ilga. Ir vaikas atsiduso ir pirmą kartą pajuto kažką, ko ilgai nebuvo jautęs. Švelnią, ramią viltį. Tu sakei, kad viskas prasideda nuo mažų dalykų. Bet ar tikrai mažas dalykas gali pakeisti visą širdį? Mažasis princas švelniai nusišypsojo. Žinoma, viena šypsena gali ištirpdyti šaltį. Vienas apkabinimas gali pastatyti tiltą tarp dviejų pasaulių. Viena širdis gali išmokyti kitą vėl tikėti. Vaikas pažvelgė į princą, tada į žvaigždės. Jis pajuto, kaip kažkas viduje ima švytėti. Galbūt aš jau pradėjau matyti širdimi? Ir mažasis princas linktelėjo. Taip, ir žinai ką? Kai širdis pamato, ji niekada nebebūna viena. Tada vaikas nusišypsojo. Tikra, nuoširdžia šypsena. Ir tą akimirką jis suprato. Pagaliau jis nebėra vienas. Mažasis princas ir vaikas stovėjo po žvaigždėmis. Vienas atėjęs iš tolimos planetos, kitas iš pasaulio, kuriame ilgai jautėsi vienišas.